Sport in. Sportas su tavimi. Pierwszy zaatakuj! Nie trzymaj, ale poczuj siłę swoją, poczuj siłę sama. Pamiętaj kolana w prawo! Uspokój, to nie ma sensu, musisz trafić. Minuta minęła, masz 2 minuty, dużo czasu. Spróbuj lewa na głowę, Lewa na głowę! Połowa czasu słaba, lewa ręka, lewa noga, lewa na głowę, po rękach, lewa na głowę. Tak, i twoja lewa. To samo jest, drugi to samo. Uśpi i wykręć się. Попрощал, Игорь, попрощал. Горшонов, поможешь. Пусть я минуте спит. Spróbuj Soto, słaba. Потигрик, шаг. Soto, słaba. 20 sekund słaba, na spokojnie. Firmino.
laisviau, paėdėk, paėmė gal, sutikio. Stovi, viskas, stovi. Margė, stovi. Galvos visiškai nesiginti, Margė. Minutė praėjo. Minutė praėjo. Kulnų pabandyk prastuk po to, gerai? Kulną ir prastuk. Toliau. Ir stukam. Gerai, toliau. Gerai. Koja, ranka koja. Tiksliau. Op, labai gerai. Koja palieka visiškai. Vidų mūsų. Jau pradėk ranką koja, kulnas. Kulnas, sakiau. Gerai, dar kartą ten keliuką. Opa! Dar laisviau, Margi, neimk ranko. Minutė liko. Laisviau, Margi, 1, 2, 3. Ranko, 3 smūgiai. Nekišta, koja vidų. Gerai, toliau. Pusę minutės. Gerai, vidų. Yra korpusas, yra. Dar, eik, ranką dadėk tenai. Toks po kelio, iškart. Po kelio ranką. Toliau, yra korpusas. Toliau, 20. Toliau. Eik, toliau. Muš. Apačio. 10 sekundžių. Gerai, toliau. Aiškiai, kišk. 5. Galą padaryk, sudėk. Gerai, opa. Gerai, toliau. Opa.
Musimy połownie lekarza. Progresją to prawdą. Looking for concentration and also all our drivers disrupting them. I know I'm valuable here. The people need what I have to give them.
reaguok ir smūgį. Mas în față! O bătut pe ea și picioarele! Dă-i peste picioare! Bine! Dă-i peste picioare, Bobo, și pierd! Picioare, iară! Dar și tare! Dar și tare! Minutę dirbam dabar, gerai? Galvă la față, Bobo, du-te pe ea! Minutę laiko. Și, Bobo! Și, vieți interior! Nu vă lasă în spate, Bobo! Și, ăla-i! Și, scoate afară! Šonai išeik ir pramuš koją. Ăla-i, și, scoate afară! Vezi că nu poate face nimic, Bobo, du-te pe ea! Sărite, Bobo! Sărite! Și, Bobo! Opa, gerai, toliau, opa! Schimbă, Bobo, Dar keliuką, op! Și! Statyk, Picioare, brațe și picioare! Numerį statyk, nereikia iš viršaus. Brațe interior! Statyk, pusę minutės. Și! Da, Și, Bobo! gerai, toliau! Daryk schemą, numerį. Bobo, 10 secunde! 15, statyk, tiesiai galvos, statyk. Sar pe ea, Bobo, și! Bine! 3 secunde mai avem! I know I'm valuable. The people need what I have to give them. Jūs čia pavarėsi. Nu, tokia biškį, aš taip nelabai sunkiai. Aš pačiau, ten jinai gavo kalbumą mašą, aš čia pakaušiu. Ne, jinai keteris. Jo, vieną gavo, paskui pakaušiu. Nukrypčiau, paprastai aš nenukrypčiau. Kaip gauna, kaip negauna. Gerai, kad reikia, girdėjai, ką aš sakiau. Tarp kitko, labai puiku. Ir šonai lindo kakatų, kaip vėjas. Ir po to jau paskui jinai ten nuėmė visas.
Napowiedziałem się bardzo dobrze. Wielki doping, gorące brawa dla jednej dla drugiej zawodniczki. Inga Margarita. Lekka walka finałowa, więc wstępny dopingu Margarita Inga. Myślę, że tam było zawodnicy bardzo dobrą atmosferę powyżej i myślę, że akurat Margarita jedna strona, Inga druga strona. Proszę bardzo, Margarita Inga. Matei! Gerai, toliau bijo. 15 sekundžių. Labai gerai. Dar. Šapačiau tu. 10. 10 iškart dirbi. Hop. Hop. Dirbam. Žiūrėk, pirmas smūgį. Viskas. Toliau. Hop. Teraz! A ty! I know I'm valuable. People need what I have to give them. This is a very pleasant moment now. Nepavyko, ar Margarita iš tikrųjų tokia neįveikiama yra? Ne, Margarita yra įveikiama, tik tai mano nusiteikimas ir turbūt ta sveikatos būsena netitiko šiandien dienos. Bet aš džiaugiuosi, kad pavyko daryti iki finalo, kad pavyko susitikti su Margarita, mes labai seniai kovojom, pernai buvom tokiam turnyre susitikę Ukrainoje, bet ten irgi taip draugiškai sukovojom, tai labai džiaugiuosi, kad ir šiandien pavyko susitikti. O rezultatas galbūt ne visada turi būti aukščiausias. Čia galbūt tas pralaimėjimas bus geras spyris į užpakalį prieš pasaulio čempionatą. Ar pusfinalio kova, kur praleidai du tokius skausmingus smūgius, sutrukdė būtent tą geresnę formą finale? Labai, nes
Su pirma, smūgiai tikrai buvo stiprus ir labai išbalansavo tiek psichologiškai ir tiek pačiai savijautai, sveikatos. Nes finale, tiesiog, tiesą pasakius, nelabai orientavausi. Tikrai buvo ta prasme, bet tai nepasiteisinimas tiesiog. Margarita šiandien buvo stipresnė, bet aš tikiuosi dar susitiks. Man buvo įdomu šitam turnyrą sudalyvauti dėl to, kad pajusti tą sunkiasvorių smūgių, jų techniką, jų įvairovę, galų gale pakovoti su kitais priešininkais, varžovais. Labai gaila, aš tikėjausi su Viviana susitikti, bet burtai buvo tokie. O kodėl su Viviana? Dėl to, kad mes niekada nebuvom susitikę, jinai yra iš sunkiasvorių ir tiesiog įdomu dėlį pažiūrėti, kaip juda, kokią techniką naudoja, nes, kuo įvairesnį priešininką tu gauni, tuo daugiau patirties iš jo pasisemi. Tai tiesiog dėl to. Tai čempionatą lengvas pasivaikščiojimas buvo? Taip, nepasakyčiau, kad lengvas pasivaikščiojimas. Tiesiog gal jau turiu tą tokį kaip ir, žinot, kaip būna lyderių autoritetas ir paprasčiausiai galbūt esant kažkokiai mano šiek tiek persvarą, jau teisėjai duoda man visada pergalę po pirmų laikų. Tai galima sakyti, savotiškai man sekasi. Jeigu būčiau iš niekur atėjus nežinoma ir tokiuose pačiuose kovose gal net ne visada būčiau gavus tas pergalės, bet džiaugiuosi, bet nėra taip sakyti, kad 100% padariau tai, ką norėjau. Dar buvau tokia išsiblaškius, bet aš galvoju, kad sezono pabaigoje viskas bus gerai. Sakei, ne viską pavyko padaryti. Ką konkrečiai? Gal trūko to atsipalaidavimo ir tiesiog tokios gal, kaip sakau, minčių švaros. Tiesiog tokia buvau biški kaip ir sutrikus. Ir kaip aš vadinu pirmos kovos sindromas, tai galvoju, kad nes pirmą kovą dažniausiai būna, kad blogiausia, bet antro dar irgi tokia jaučiausi šiek tiek išsiblaškius, nesusikaupęs, bet džiaugiuosi, kad užteko pergaliai. Kažkada esi sakiusi, kad jauti, kad, tarkim, kovojant Lietuvoje, varžovės jau bijo tavęs ir lipa ant tatamio jau bijodamos ir žinodamas, kad tau pralaimės, ar, tarkim, tarptautinėje arenoje irgi jauti tą pačią baimę iš varžovių? Šiaip tai kartais, nežinau, gal ir jaučiasi. Vis tiek, jau kada sustipria varžovė arba esi kovojęs ir sunkiai laimėjęs, tai visada jau toks būni atsargesnis, nebūni, kad užsidegiau ir puolu akim išverstum. Tai aš galvoju, gal irgi čia kažkiek yra, nes aš ir pateinu, jeigu visada skirstau, šita geresnė, šita blogesnė, visada pasiskaičiuoju, tai manau lygiai taip pat ir jos. Ar ta nenugalimumo aura, pasaulio čempionė, Europos čempionė, psichologiškai slegia kažkiek jau dabar, vis didesnė įtampa užkrauna? Šiaip tai kažkiek slegia, bet vis tiek paskutinė akimirka kažkaip vis tiek lieki su savim ir kažkaip turi patikėti tą akimirką savimi, nors toks iš tikrųjų papildomas gal yra tokia atsakomybė prieš pačią Lietuvą, prieš žmonės, prieš trenerius, kurie iš tavęs tikisi, bet kažkaip po to išnyksta viskas. Man tai kažkaip paskutinė akimirkom prieš kovą, tai aš pamirštu, ar aš atsakinga kažkam, ar aš čempionė, ar ne čempionė, einu, darau, ką moku ir viskas. O skaičiuoji, kiek pergalių iš eilės jau turi? Ne, neskaičiuoju.